Sveiki gyvi Reido žiūrovai, šios laidos jums pristatyti nereikia, nes tai yra laida apie mus, o mums yra viskas aišku, kaip vairuoti. Užsitęsusios žiemos pamokas prisiminus pasidžiaugsime, kad tai nutiko ne mums. Kai vienas sumano apsisukti kur negalima, kalti lieka kiti, suki į kairę praleis tiesiai važiuojantį. O taip atrodo BMW po nevykusio drifto Taikos prospekte. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Tu filmuok, davai, tu pafilmuok, da. Tu, draugėlį, da. Davai. Herkaus Manto gatvėje po viaduku susidūrė 3 automobiliai, 2 Opel Zafiros ir Renault Megane. Berniukai iš viduriniojo Opelio teigia, kad būtent Renault vairuotojas sukėlė avariją ir jis kaltas dėl visos šitos sumaišties. Mes važiuojam, iš greitėjimo juostos sukom ir persirikiavom į šitą juostą. Taip. Pirmas skaitos. Ir šitas žmogus, vairuodamas Megane Renault, sustojo prieš dvigubai ištisinę liniją ir rodė posūkį sukti į kairę. Aha. O nors yra draudžiama. O mes parvažiuojam ir mes stabdėm ir negalėjom sustoti, čiuožėm į tiesiai įkalę. Supratau. Ponas norėtų apsisukti šičia? Atvirai sakykit. Aš galvojau apsisukti, bet pamačiau, kad čia yra kaip ištisinė linija, jums čia purvina yra. Aš nesustojau pilnai, aš lengvai važiavau ir pajutau smūgį. Juk pagal tą smūgį į stovinčią mašiną jau būtų buvusi, o dabar ten įbrėžims yra tik tai toj mašinai. Bet matot, vis tiek čia, žinot, važiuojant į kalną, pristabdyti, galvot suksit, nesuksit, tai toks, žinot, nelabai gražu. Aš nesustojau čia. Aš čia nesustojau, aš galvojau, ar galima apsisukti, nežiūrėjau, negalima, ir pratesti vežimą ir tada atsitrenkti. Taigi prisikasėme iki tiesos. Pirmojo automobilio vairuotojas, ketinęs per dvigubą ištisinę liniją sukti kairėn, juto 2 smūgius. Į lietuvių kalbą išvertus tai gavo nuo vienos Zafiros, o kai ta gavo jau į savo galą nuo dar vienos Zafiros, tai vidurinioji Zafira iki Renault buvo pasumta antrą kartą. Tai štai ir vertimo pabaiga. 2 avarijos tuo pačiu metu. Incidento dalyviai buvo blaivus, 3 mašinos, 9 nuliai, 2 avarijos, 2 deklaracijos. Renault liko nekaltas. Kalti liko, kurie nesilaikė saugaus atstumo. Įvykio vietą buvo iškviesti medikai, bet jie tik nuramino 3-osios mašinos vairuotoją, pasidžiaugė, kad vairuotojos vaikas sėdėjo specialioje kėdutėje. Šeštadienį prieš 11 val. Ryto Dariaus ir Girėno gatvėje kairėn sukusio automobilio Nissan Primera vairuotojas Bronislovas, beje, mašinas be avarijų atvairavęs net 30 metų, nepraleido tiesiai važiavusio automobilio Volkswagen Golf. Nepamačiau, kad tiesiai vienas važiavo, parodė posūkį ten ir aš iš paskos važiavo kitą mašiną, aš drąsiai važiuoju, nepažiūrėjau. Man pasirodė, kad ir ta rodė posūkį. Bet žinot, tas posūkio rodymas nieko nereiškia. Ir trinktelėjau. Reikšmingos merginos iš automobilio Volkswagen Golf važiavusio link Telšių sakėsi, kad joms posūkio rodyti nereikėjo. Joms reikėjo važiuoti tiesiai. Kas joms užplaukė, neaišku. Iš pradžių mielai papasakos apie avarijos aplinkybes, po valandos persigalvojo ir telefonu pradėjo terorizuoti laisvąją spaudą. Nekaltos dėl avarijos, juk tiesiai važiavo, o vis kažkom nepatenkintos. 2 metų vairavimo stažą turinčią vairuotoją po apžiūros ligoninėje paleis važiuoti gydytis namo į Telšius, o mes tik pakraipysime galvas. Koks skirtumas? Buvo rodomas posūkis ar nebuvo? Tiesiai važiuojantį, sukantysis kairėn turėjo praleisti. Ir tada tampa visai nesvarbu, buvo tas posūkis įjungtas ar nebuvo. Tuščia sekmadienio popietė, tuščioje Klaipėdoje, tuščioje Panevėžio gatvėje, į netuščią taksi automobilį sudužo jauno vairuotojo skraidintas automobilis Peugeot. Avarija vyko, kai taksi vairuotojas, pageidaujant keleiviui, pradėjo lėtinti greitį. O jūs stovėjot ar kas buvo, sakykite? Aš biškai pristabdžiau, jis nematys, biškai iš šono žiūrėjo ir trinktelėjo man jis. O jūs pristabdėt šito vietoj, ką, keleiviai norėt paimti ar ką? Ne, keleivis paprašė biškai pristoti. Aha. Aš biškai pristabdžiau, jis sakė, lėkė, taip ir lėkė man. Jis nematė žmogus. Aha. Kaip iš jūsų istorijos? Supratau. Kas į galą, tas kaltas. Tvarka ir taisyklės nesikeičia. Vyrai užpildė eismo įvykių deklaracijas ir Panevėžio gatvėje vėl pasidarė tuščia. Beje, kaip ir Klaipėdoje. Herkaus Manto gatvėje nebeišsitenka pėstieji ir keleiviniai autobusai. Tai pėsčioji kliūdama su galinio vaizdo veidrodėliu, tai šokėjas šokęs šokį atgimimo stotelėje, netekęs lygsvaros, nukrenta po galiniais ratais.
Aną pirmadienį po 8 maršruto autobusu pateko 33 metų vaikinas. Jis tiesiog nukrito po раtais. Он здесь танцевал. Танцевал? Да, но я не видел. Понимаете, я когда уже проехал к остановке, подъезжал, проехал, ну здесь скорости вообще никакой не было. И он, может, я не знаю, может он здесь подскользнулся и когда... Понял. Молодой? Молодой. Молодой? Молодой. И танцевал? И бутылка его? Это и бутылка. Vaikiną Marių ištraukė ugniagesiai gelbėtojai su specialios oro pagalvės pagalba. Jis dėl politraumos buvo išvežtas į ligoninę, jaunuolis buvo pervažiuotas su galiniu autobuso ratu. Įvykio vietoje liko beveik pilnas pigaus vyno butelis. 61 metų keleivinio autobuso vairuotojas Ivanas buvo blaivus. Klaipėdos kelių policijos biure pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pirmadienio vakarą Taikos prospekte išsitaškė automobiliai BMW ir Audi A3. Avarija vyko, kai automobilio BMW pilotas nesuvaldė savo pasiutėlių žagarės arklių staugiančių po kapoto dangčių ir susvadėtai mašinai išvažiavusi priešingą eismo pusę, ji trenkėsi į Audi A3 priekį. Trenkėsi galu. Jūs važiavot link miesto? Jo, link miesto. Aha. Ir nieko, važiavau. Netikėtai kažkas žiūris kersas pareina, nu tai tas planas. Aha. Tiesiai trenkėsi viskas. Automobilio BMW pilotas, tai humoristas, sakė, kad Taikos prospektu skriejo gal 80, o gal šiek tiek mažesnių greičių. Humoristas, o didžiausi humoristai gyvena Joniškio rajone, Žagarėje. Kokio greičiu važiavai maždaug? 80. 80? Nevažiavau. 70? Nu, virš 50 biškai. Ja. 500. Pažiūrėsim į tavo padangas. Žiūrėk. Nu ką? Nu ką, čia minės? 6 mm? 6 mm. Ne, su padangom viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. O su kom netvarkoj? Nu, keliai nevalyti, slidus, matai, pusta, nevarsta, druskų. O iš kur atvažiavęs esi pats? Aš iš Žagarės. Iš Žagarės? Ja. Nejokink tu manęs, aš esu iš Žagarės. Aš ir esu iš Žagarės, bet aš tavęs nepažįstu. Tu manęs nejokink, žinok, aš esu iš Žagarės, iš Žagarės. Iš kur, kokiai vietai? Iš Cvirkos gatvės. Rajono? Iš Cvirkos gatvės aš esu. Iš Joniškio rajono? Jo. Nu, tai aš ir iš tam pat. O kokioj tu gatvėje gyveni? Dar esi Gilin. Kadangi per avariją sužeistų žmonių nebuvo, pareigūnai vairuotojus patikrino alkoholio matuoklių, tai vyrai užpildė eismo įvykių deklaracijas. Tuo metu įvykio vietoje pasirodė neva svarbus liudininkas melagis, bet jis netoks įdomus, kaip kitas pilietis, su kuriuo kažkada gulėjome apkasuose. Nu, matėm, kaip važiavo mašina, čia, karočiui, iš posūkio jisai važiavo, karočiui. Aha. Tiesiai trenkė, žinai. Ai, kaip meluoji tu. Ką man meluoji? Va, ponas nemelavo, nes nematė posūkio. Turi žiūptuvėlį. Конечно, не видел. Turi daug žiūptuvėlį. Nu, daug žiūptuvėlį. O su kokia vieta? Kuri mašina išvažiavo? Į priešpriešą. Jisai važiavo iš anos pusės. Aha, o tas iš tos pusės. Žodžiu taip, prastas liudininkas ponas esat. Prastas. Kitas iš kitos pusės. A, vienas iš tos, kitas iš tos. Ir gavosi, karočiui, va tokį va sprogimas. Gavosi toks sprogimas, panašus, labai panašus. Бух, вот шитает. Да. Бух, а? А вы откуда родом? Я с Азербайджана. Азербайджанец? Да. Баку, да? Баку. Ситалчай, да? Как? Ситалчай. Как? Насосный Ситалчай не знаешь, если из Баку? Да, да. Насосный знаешь? Ну, конечно. Ах, как Оттуда перевалочный пункт был, это Да. армию. Да, откуда вы знаете? Ну как, я оттуда в армию шел. А я там был. Я в Да? Ситалчае был, конечно. А это солдатов взяли, да? Конечно. Сколько сегодня я тут всяких разных друзей встречаю. Вот. Vienas iš Žagarės, Значит, kitas iš Nasosnoje. Вот говорят, Tik va šitas truputį говорят, melagis yra. земля большой. Oi, tu melagis esi, žinok. Tokia tad pirmadienio plikledžio istorija. O dabar keliamės gal į reklamą, o gal dar ne. Vieną siužetą pažiūrėkime. Šilutės plente išvažiuodami iš buvusio mėsos kombinato teritorijos susitumdė du skirtingos svorio kategorijos automobiliai. Opel Zafira, o tai yra šios laidos automobilis numeris 1, buvo nudrožta vilkiko iš Kaliningrado. Šio vairuotojas sakė, kad jis nekaltas. Я выворачиваю, подлез в мертвую зону. Я поворачиваю. Ну, я знаю, я понимаю. Я поворот был включен, как положено все, поворачиваю. Vilkiko vairuotojas kaltas, nors kitaip negali jie išvažiuoti iš teritorijos, neužsimetę, bet kaltas, tokios taisyklės. O štai lengvųjų automobilių vairuotojams siūlytume nelįsti į vilkikų papelves, bus blogai. Lygiai grečiai stovėjom, sakykime, jis pradėjo sukti, aš, sakykime, mane užkūrė. Bet jūs ne iš mėsos kombinato teritorijos išsukot? Ne. Jūs Iš centro.
Ne, bet jūs iš čia išsukot? Jo. O jis kur? Jis pradėjo lygiai greičiai stovėjo. Taip pat, sakykime, tai jūs įlindot, žodžiu. Nu, nežinau. Šiaip jis kaltas dėl avarijos, bet aš tai būčiau nelindęs. Aš irgi, sakykime, dabar būčiau nelindęs. Kada nukentėjau. Tokia tad nekruvina ir blaiva istorija baigia mūsų laidos pirmąją dalį. Dabar mus pertraukia amžina mūsų pertraukėja reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Kai privažiuoji trišalę sankryžą, pasirinkimas važiuoti tiesiai yra blogiausias. Kai galvoje jau atostogos, geriau mašiną palikti kieme, vaizdo registratorių medžiagos nebetelpa į reido eterį ir jų pagalba mes palydėsime šią užtrukusią žiemą į poilsio vietą. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Visa reklama, visi anonsai, dabar mūsų laikas. Reido laikas. Kai galvoje atostogos, palmės, kokteiliai, arabai ir merginos, geriau nevairuoti. To įsitikino 59 metų Renault Lagūnos vairuotojas Justinas, kuris jau viena koja buvo Egipte, tačiau kita koja spaudė greičio pedalą. Spaudė tol, kol nuvertė svarbų kelio ženklą pėsčiųjų perėją. Išvažiuoju į Egiptą šią naktį, štai va taip nutiko. Oi, pailsėsite ten. Oi, pamatysite, kaip ten vairuoja visi jie. Atsipalaidavimas jau. Stoju prie perėjų staigiai ir vietoj, kad į užpakalį... Nenorėjau kliudyti užpakalį su kavišonu. Nu, viską teisingai padarėt. Teisingai, bet va. Geriau ženklą, žinau, kad iš tikrųjų negu. Vairuotojai buvo surašytas protokolas už avariją, per kurią apgadintas svetimas turtas. Paskirta bauda. Bet kas ta bauda palyginus su Egiptu, arabais, palmėmis ir merginomis. Ir kitas siužetas bus apie nuverstą ženklą, bet pradėsime iš toliau. Simonaitytės gatvė taip suprojektuota, kad čia yra du įmantrūs posūkiai esantis netoli vienas kito. Štai pirmasis, taip ir varoma į priešingą eismo pusę. Čia mes apie baltąjį automobilį. Ir dar, čia pėsčiųjų perėja įrengta, šiukšlių konteineriai stovi, žodžiu matomumui tai nepadeda. Ties kitų posūkių taip pat pėsčiųjų perėja ir mama važiuojanti su vaiku yra neteisi. Ji teisi, kad praleidžia pėsčiuosius, bet iš pradžių reikia praleisti gatvę važiuojančias mašinas, nes po to nestiklinti balkonus reikės, kaip parašyta ant tos mašinėlės galinio bamperio, o rimtesnį remontą automobilyje atlikti. Ir trečias pasakojimas apie tą pačią vietą. Iš įmantriojo Simonaitytės gatvės posūkio pralėkęs BMW nuslydo nuo kelio ir nulenkė svarbų kelio ženklą. Ne juokas, rankose išlaikyti 3 su viršum litrus dizelio. Iš tenais parvažiau, užmetė galą į mašinas, kad į mašinas nerautų susukuvai ir čia ženklą. Čia toks posūkis. Jaunuolio 5 metų vairavimo stažas liko už BMW galinių ratų. Jaunuolis nubaustas už avariją, per kurią sugadintas svetimas turtas. O bauda šiais laikais yra tokia nuo 100 iki 200 litų. Vieną gražią jau pavasarėjančią pavakarę Klaipėdos rajone Šiupariuose su automobiliu Citroen Xara Picasso kažkas atsitrenkė į ponios Genovaitės garažą. Po avarijos aplink avarijos vietą vaikščiojo girtas mašinos savininkas, bet aišku, jis mašino nevairavo, vairavo šventoji dvasia, o iš šventosios dvasios žinia nieko nepešė. Sveikas, Vaidai. Nu, privyt. Nu, kaip čia pavažiavai dabar? Koks tau reikalas? Nu, pala. Ilgą neaptruksim. Pons Vaidai. Nu, koks tau reikalas? Ką reiškia, koks mano reikalas? Gal eidą parvešim, ne? Kutbal. Vaidai. Ne tau reikalas. Nu, ką reiškia, ne mano reikalas? Davai. Mano draugo garažą sugriovė. Nu, gerai, kad sugriovė, na. Gerai, kad sugriovė. Nu, šneki čia vėjus. Atleista. Važiuok namo. Nesipykim. Nesipykim. Nu, aš prašau, nesipykim, važiuok namo. Bet tu man paaiškink, kokiu gatavu reikia būti, kad tuščiuose Šiupariuose, tuščioje gatvėje... Palik man ramybėn. Vaidai. Aš nenoriu pyst. Palik man ramybėn. Gerai, Vaidai. Aš nesipystu, nenoriu tas išidinėti, palik man ramybėn. Nu ir labai gerai. Pusė, Vaidai. Dar tu neputei, Vaidai? Ne. Pusė. Už ką? Dar tu neputei, Vaidai? Ne, už ką aš turiu pusę? O kodėl? Aš nevairavau, aš už vairą nebuvau. O kas vairavo? Ką aš žinau? Tai žmonės vairavo.
Garažo savininkė, ponia Genovaitė, tą garažą prie sankryžos pasistačiusi, kai Šiuporiuose tie buvo 2 automobiliai, sakė, kad pirmą kartą įpulta į jo statinį, nors jis prie sankryžos stovys. A kaimynas tas Vaidas yra? Vaidas. A kaimynas visai jūsų? Čia šitas čia yra, ne kaimė, iš čia servis tiems dar. A servizė? Nu. Tai jisai norėjo čia tą kelią turbūt pasukti? Būti kelią, nu. Turbūt? Varė į jūsų garažą. Į jūsų garažą? Nu. Ale garažą pasistatėt irgi ant posūkio taip? Nu, kad tiek metų nieks nevažiavo. Ne, čia pirmas įvažiavo jums. Pirmas tieks nevažiavo niekada. Tuo metu pilietis Vaidas papūtė. Prašau, nenoriu ten. Nu, baigtas erotinės žinutės rašinė, tu geriau papūs. Vaidai. Gal aš galiu papūs, bet aš neįpūsiu daug. Ne. Tu smarkiau, smarkiau. Dar. O, gerai. Nu, Vaidai, gal daug neįpūsi. Kiek manai įpūsi, Vaidai? Kaip tu galvoji pats? 0,8 prašau. 0,8? Nu. Akis eiktų pasrūvusios, žinok, tu savaitgalį geri, vakar geri, dar šiandien geri. Akis pasrūvusios, kalbi vėjas ir net neišvaruoja, tokio lengvai sankryžoje. Įpūsiu, nu. Aš tau pasakysiu kiek. Vaidai, tu aš tau pasakysiu kiek. Prašom, tu filmuok į variklą. Ko tu keikės dabar? Nesikeik, aš prašau, šviesiai tiesiai, kaip ir taip ir. Tu pasakysiu, kiek truputį. Nu, kiek? 227, va tau 028. 227. A turėjo vairuotoją pažymėjimą? Ne, nesunkus, vidutinis. Nieko tu nepavarėjai, žinok. Aš nevairavau, už vairą nebuvau. Ne. O kas buvo už vairo? Kas buvo? Aš nežinau. Matęs. Čia netoli toksai Rolandas gyvena, gal Rolandas vairavo? Tai tu filmuok, davai, tu pafilmuok tą. Tu, draugelį tą. Davai. Kito, tink filmuot tą visiems tą. Bet reikėtų aplaukstų nuskirti nuo. Kodėl? O, prisikabino dar vieną. Aš nuskirbęs, matai, ko iš to? Nu, tu kaip zekas atrodai, žinau. Ne? Jo. Ką aš užliau? Nors vienas žmonė užliauna. Taigi tik vidutinis girtumo laipsnis, o šnekta kaip apsunkus nuo sunkaus laipsnio. Citroeno savininkas buvo išvežtas blaivytis į Gargždus, kur prablaivėjęs kameroje turėjo parašyti paaiškinimą apie atsitikimą arba nurodyti, kas vairavo jo mašiną. Durnių šiais laikais rasti sunku, kurie prisimtų kaltę dėl pabėgimo iš avarijos vietos, bet gerai paieškojus rasti galima. Išlaidos didėja, bet neprarandi vairuotojo pažymėjimą. O dabar krausimės į mūsų rubriką, be kurios neįsivaizduojama jokia laida Reidas. Filmuoja Reido reporteriai. Savo ekranuose matote automobilį BMW, dėl kurio vairuotojo pavairavimo ant šios markės automobilių yra paburnuojama. Ir kaip tu neburnuosi, kai pamatai, kaip čia pavairuota Šilutės plento ir Debreceno gatvių sankryžoje. Fui. Pasivažinėkime po vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę Taikos prospekte. Automobilio Saab vairuotojas išvažiuoja į priešingą eismo pusę ir parkuojasi ten, kur negalima. Keista, kad su Saabais pradėjo važinėti štai tokie vairuotojai. Padorus automobilis, o šetau ir gobtuvas. Apsukant ratą aplink aikštelę, štai ir išlenda avarinės situacijos dėl taip pastatytų automobilių. Tai vienas lenda lauk priekiu vos neįlenda į filmuotojo groteles, tai kitas atbulas pavaro ir vos neįpuola. Ir visos 3 istorijos apsukus tik vieną ratą aplink aikštelę. O čia situacija, kaip atrodo, nieko blogo Mazdos vairuotojas nedaro. Iš pradžių mėtosi po eismo juostas, it nežinodamas, kad čia Herkaus Manto gatvėje yra nusileidimas nuo kalno ir ten gali būti mašinų važiuojančių įkalnin nuo Dariaus ir Girėno gatvės, kad ir joms vietos turi ištekti. O toliau dar gražiau, ponas su 6 Mazda kerta dvigubą ištisinę liniją. Ne, jis neišvažiuoja į priešingą eismo pusę, jis tiesiog terorizuoja priekyje važiuojantį, tipo traukiasi pirmą juostą. Na nieko savo. Na ir kuris nuvažiavo, juk visi susirinko prie šviesoforo, o tie, kurie važiavo pirmą eismo juostą, netgi pasistumėjo sraute toliau už Mazdą. Tai tada šios vairuotojas paspaudė ir kaip ėjo, tai nuėjo iki greičio matuoklio ir toliau. Doch 060. Velykų sekmadienis tuščioje Klaipėdoje nestovi žmogus prie kelio ženklo, stovėti draudžiama, avarinius įjungęs, tipo sugedo. Juk būna, pasitaiko tiesa, o štai automobilio Volvo vairuotojas, pasinaudojęs progą, kad miestas tuščias, pavarė prieš eismą, apvažiuodamas greičio slopintuvus. Kęstutis Laima Nijolė 260. Taip skamba švedo valstybiniai numeriai policijos radijo eterį. Vilnius Lietuvos sostinė, o juk sostinės vairuotojai turėtų mums paprastiems žmonėms rodyti pavyzdį, kaip teisingai važiuoti. Tai ne, sekcija užgeso, tai cieli 2 kabutėse per raudoną pavaro į dešinę.
Čia ant vieno piliečio vaizdo registratoriaus buvo musė prilipusi, bet mums pakako suvokti, kad Hyundai'aus vairuotojas Kalnupės gatvėje atvažiavo prieš eismą. O štai taip varo žalio klevo lapo vežiotojas su Mitsubishi statybininkų prospekte. Kaip jums patiktų, mėlėjai? Nepatiktų. Taip ir žinojome. Visureigio valstybiniai numeriai FOS 137 per ištisinės lenkia sankryžose. Atrodo, kad dabar visureigių vairuotojai po truputį pelno vairuojančios tautos nepasitenkinimą. Jie dideli, vairuotojai sėdė aukštai ir žiūri į mus iš aukšto. Kitaip nepaaiškinsi tokių dalykų. Na štai kitas siužetas iš Klaipėdos. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinėje sankryžoje. Atkreipkite dėmesį į vieną iš 3 visureigių. Štai vienas. Privalėjo žiedo važiuoti antrą juostą. O kaip pavarė, a? Pavarė iš antros į dešinę, kur galima daryti tik iš pirmos. Čia tas pats žiedas ir situacija, kai atsitinka avarijos, kai vienas pažvelgia į kairę, neįsitikinęs, kad priekyje kitas jau nuvažiavo. Baks subinien ir tiek žinių. O čia masinis pavarimas Taikos prospekte, degant raudonam šviesoforo signalui. Na, tie du sukantys į kairę, tai tiek to, dar spėjo. Bet ką tas masto iš dešinės pervažiavęs, tai neaišku. O dabar prisiminkime, kad šis balandis magistralėje buvo štai toks. Reidas dar kartą primena, kad bene svarbiausias dalykas sningant, reikia būti itin atidžiam persirikiuojant iš vienos eismo juostos į kitą. Nes užvažiavus ant sniego košės, automobilis gali tapti visai nevaldomas ir tada niekas nepadės. Štai situacija, kurią mus atsiuntė nuolatinis reido žiūrovas, pats susivartęs magistralėje per Velykas. Kelio viduryje, tarp 2 eismo juostų susikaupusi šlapio sniego masė yra didžiausias pavojus. Lenkiant kitą automobilį ir persirikiuojant iš vienos eismo juostos į kitą. Ant sniego pliurzės ar liežuvio užvažiavęs automobilis, akimirkai praranda sukibimą su keliu, jis tiesiog slysta sniego paviršiumi. Štai jums pavyzdys. Geriau vengti lenkimo ir vilktis paskui. Jeigu jau susiruošėte aplenkti prieš jūs lėčiau važiuojantį automobilį, tai daryti geriausia pasinaudojant kitos mašinos paliktomis vežimis. Beje, šio filmo autorius per avariją nenukentėjo, o tai yra svarbiausia. Dar panašiai situacija nufilmuota tomis dienomis kelyje iš Šiaulių. Istorija ta pati, ko gero grybšteltas sniego liežuvis ir visa laimė, kad šio filmo autoriaus mašina praslydo pro besisukantį, nes jis dar mums 2 filmukus atsiuntė. Vienas bus apie žiemą Šiauliuose, kai važiuojantis lagaminas buvo susvaidytas kieme ir pylė į šiukšlių konteinerį. Oi, atsiprašau, į kitą stovintį automobilį kelkraštyje. Ir paskutinis vaizdas, skelbiantis pavasarį. Iš kur tu, babulė, čia atsidūrei? Ar tau viskas su galva gerai? Ar tau širdį jau pavasaris, močiut? Ačiū, kad buvote su Raidu, pasimatysime kitą savaitę. Būkite aplankyti. Sudiev!